Nors 2025 metai tarsi ką tik tai prasidėjo, tačiau sveikatos srityje išryškėjo keletos svarbios tendencijos. Visų pirma, į kur kreipiamas dėmesys - mineralų svarba. Daug dėmesio skiriama mineralų, tokių kaip magnis, elektrolitai, jūros druska, vartojimui siekiant apskritai pagerinti bendrą sveikatą. Antras dalykas, labai svarbus ir vėlgi madingas - funkcinis judėjimas. Populiarėja žemo intensyvumo judesiai, tokie kaip vaikščiojimas, laipiojimas, kin stretch, kurie padeda išlaikyti mobilumą ir raumenų sveikatą. Beje, sveika mytyba tik tai yra trečioje vietoje. Grįžimas prie natūralių maisto produktų ir subalansuotus mytybos, kurie gausų vitaminų ir mineralų. Be abejo, tai sunku pasiekti šiais laikais, kai civilizacija aplinkui mus, ar ne? Toliau, miego higiena. Kokybiškas miegas tampa tiesiog prioritetu, todėl kad pradėta akcentuoti kokybišką miego rutiną ir aplinką, nes tai svarbu žmogaus darbingumui ir ilgamžiškumui. Ir penktas dalykas - technologijos sveikatai. Dirbtinis intelektas ir sveikatos duomenų analizė padeda personalizuoti sveikatos priežiūrą. Duomenys iš telefonų, iš laikrodžio, iš daugelių kitokių aparatų, kuriuos galima tiesiog analizuoti ir žiūrėti, ko konkrečiam žmogui trūksta, kaip tu rūpinėsi savo sveikata. Jeigu kyla klausimų arba nori pasitarti, parašyk man į Telegramą. Nuoroda kaip visada video